Tai labą dieną, jaunimas. Ir aš sveikinuosi su jumis dar kartą iš Tiranos, Albanijos. Ir čia prabuvau jau 6 dienas, beveik savaitę. Ir tai yra mano paskutinė diena. Rytoj išvykstu. Tai ką, per šį laiką atvykęs į Albaniją aš pastebėjau savo kelionėje. Nepastebėjau, o nutiko tokių dalykų kaip gavau baudą, pasiklydęs buvau su automobiliu kalnuose ir pastebėjau keletą tokių įdomių dalykų, kurių, sakykime, nėra galbūt pas mus Lietuvoje arba kitaip yra. Tai bet kad viską suprasti, kviečiu pažiūrėti mano kelionę nuo 2 dienos iki šiandien. O aš einu pasportuosiu ir po sporto lėkiu į paskutinę savo dieną paeksplorinti. Susitiksim vėliau. Nu ką, aš po sporto grįžau į parkingą, į savo automobilį, tą garsų į parkingą, kur čia neaišku kiek mokėti. Tai dabar išvažinėsiu aš iš to parkingo po 5 dienų, man atrodo. Vieną kartą aš buvau išvažiavęs, jeigu atvykau šeštadienį pasistačiau, sekmadienį išvykau, tai mokėjau berods 1400 už tą vieną dieną. Tai dabar nuo sekmadienio iki penktadienio mašina buvo palikta. Tai net nežinau, kiek čia pinigų turiu. Galim pažiūrėti. Nes čia priima tik grinais. O grinų turiu. Panašu, net nežinau, kurie čia jų yra tie pinigai. Palaukite. Čia yra Indonesian, čia yra Tailando. Blemba, tai aš neturiu grinų. Kur aš dėjau grinus? O, geras. Blemba, palaukit. Gal šortų kišeniai, nes kažkada kišau. Atsimenu. Čia įdėjau. Jo. Va. Tai mes grinų turim 5500. 5500 ir dar moneta 100, 5600. Nu, nežinau, kažkodėl įtariu, kad gali neužtekti, bet važiuojam pažiūrėti. Nu ką, tikimės, kad paeis. Tas pats vyrukas, man atrodo, kur buvo pirmą dieną. Ok? Jo, čia tas pats vyrukas, kur angliškai nekalba. Bus reikalų čia, man atrodo, jeigu jisai ten stovės prie tos kasos. Hello, brother. Hello, my friend. How are you today? I'm good. Very good. How much? 6,000? Too much. Too much. 5,000, 5,500. I have this much. Card? No. In euro. Huh? Euro? How much? €1.95. So €5, yeah? 5,000? Okay. More? 100? Too much, brother. Too much. That's it. Thank you very much. Have a good
šūdai. Tai nežinau, ar čia mane nureketavo, ar kaip čia atmetė man 50, padaviau 5600 ir dar 5 eurus. Nu, yra kaip yra. Jisai pradėjo žvengti, kai pamatė, kokią sumą reikia mokėti, nes čia pas jų vietiniais pinigais, tai čia yra dideli pinigai. Nes aš... Oi, policininkas. Nes aš klausiau vietinių, kai valgiau, klausiau, sakau, ar čia brangu yra. Policininkas. Sakau, kai valgiau, sakau, ar čia brangu yra. Vietiniam sako, jo. Tai aš įsivaizduoju, kad čia parkingas irgi labai brangu buvo. Nu ką, dabar važiuojam paeksplorinti paskutinę dieną. Tai man būtinai reikia sustoti kažkur, nes blemba čia kamerą laikau, nors nežinau, ar čia galima laikyti ar negalima rankose, nes policija stovi. O, blemba raudona. Vidury sankryžos sustojau. Čia važiuoja, jie va per raudoną, poch. Raudoną, bet važiuoja, nu poch, ir mes važiuojam. Tai man reikia sustoti būtinai kažkur, nes mano telefonas pasiliko bagažiniai sporto tašiai, o navigacija ten irgi užstatyta yra į tą miestelį, kur aš važiuoju dabar prie jūros. Tai stoju čia vat į taksi liniją, kaip jie visi čia stoja, ne taksi, autobusų liniją, ir einu pasiimti telefoną. Va, visi stoju linijose autobusų. Stojam ir mes. Tai interneto telefone neturiu ir aišku navigacija jau neveikia, nes buvau prieš tai nusistatęs, kol internetas buvo sporto klube važiuoti, bet dabar jau nebeveikia, nes ir rūtina. Na, žiūrim, Google Mapsai neveikia, gal Waze'as veiks. Jo, Waze'as veikia. Tik ar teisingai čia rodo? Panašu, kad teisingai. Nu, bandom. Bandom važiuoti. Nors man internetas neveikia, nu tai gal taip nuves mane. Ok. O vietiniai kaip važiuoja. Per dešinę. Ok. Per daug jie čia va neima į galvą. Nes aš kai važiavau tiesiog keliu, kol nebuvo jokių kamščių dar, tai irgi per dešinę, va, per šitą pusę lenkė. Ir dideliu greičiu lenkė. Nesaugu, ką galim pasakyti. Tai mums liko iki mūsų atvykimo 3,3 kilometrai. Stovim kamštį jau čia 10 minučių. Ir va čia matau, va čia tai yra. Tokia aukštais šitais bokštais. Nežinau, ar matosi čia per kamerą. Nes aš kai žiūriu į kamerą, tai nematau, bet realiai tai va yra. Tai atvažiavom, kaip gražiai palmės. Tik dabar reiktų susirasti parkingą kažkur, nes taip ant gatvės palikti jau nenoriu. Baudą gavau vieną kartą. Tai net nežinau, čia galima palikti ar negalima, bet
Atrodo, kad galima, bet blemba. Ten, kur aš prieš tai buvo palikęs, irgi buvo, atrodo, galima. Nei ženklų, nieko nebuvo. Ir gavau baudą. O ten po kairę, mačiau, yra jūra. Tai norėtų eit pasivaikščioti prie jūros. Išsimaudyti. Čia absoliučiai niekur negalima parkuotis. Čia bus tik gyventojams turbūt arba viešbučių gyventojams. Bet šiaip visur tai niekur negalima parkuotis ir kaip suprantu, čia stebima viskas yra kamerų ar kažko. Ir čia vietos tikrai būtų kur pasistatyti. Bet blembo, jeigu čia pasistatytumėm pavyzdžiui kaip sakot, nu kaip ir netrukdytumėm niekam. Autobusas stovi, su plyta paremtas duris. Paliekos čia prie to autobuso. Nežinau, tikiuosi pareigūnai neatvažiuos. Nu, blemba, čia kažkokiam šiukšlynė tikrai neturėtų pamaišyti niekams. Bet tas autobusas čia atrodo apleistas, jau čia stovi neaišku kiek laiko, nes visas apdulkėjęs, užremtas su plyta. Nu, bet nieko, ten mačiau aš jau jūrą. Va, matau ir dabar žydrą tokią žalę, nesuprantu kokia ta spalva. Tai žiauriai noriu nueiti jau ten pažiūrėti. Ir tada reikės eit pavalgyti po džimuko ir kelionės. Thank you. Welcome. You have something to recommend, like traditional? Yes, shrimps, PayPal casserole, baked lamb with yogurt sauce, Okay. soft peppers, soufflet, eggplant. Eggplant. So this is baked lamb with yogurt. And does it comes with like potatoes or Extra, yes. extra But- potatoes? Yes, but she's serving in the casserole, in the bake. It's not fried. No, extra, yes. It's No. like boiled, yeah? Yes, boy. Ah. Yeah, then I want this baked lamb with yogurt, potato. French fries or baked potato? Baked, please, baked. Yeah. And that would be it for now. Here? No, Ah. no, not drinking. That's all. Nothing. Turim tradicinį patiekaliuką. Tai šitas lembairiukas. Jie įdomiai jie čia valgo su bulka, bet ir duonos yra. Tai, nu ką, paragausim. Nors aš jau valgiau šitą Tiranoj. Tai va taip atrodo. Labai greitai atnešė. Tai čia aš nežinau, čia kaip sūris, kaip kas. Nu gerai, bandom ragauti. Čia kaip sūris, bet ne kaip sūris. Nesuprantu, kaip bulvių košė kokia, bet tikrai ne bulvės. Kaip kiaušinis, bet ir ne kiaušinis. Nelabai suprantu, iš ko čia padaryta. Nu ir ten, va, yra mėsa, bulvės ir duona. Tai valgysim mes su viskuo čia, su bulvėm ir su duona. Su šaukštu jie valgau, taip įdomiai. Šakutės net neatnešė. Mėsas su šaukštu. Na gerai, įdomiai taip pasakyčiau. Ką padarys, nėra tai nėra. Nežinau ar vertinti, bet net nežinau, kaip reikėtų čia įvertinti, nes čia mėgsta žmonės vertinti. Nevertinsiu, skanu ir tiek. Nėra jau čia šedevras kažkoks, bet skanu. Ir man keista, kad su bulvėm
Nors čia tas dalykas jau pats kaip garnyras. Tai, nežinau, bet čia jų tradicinis patikalas. Bet apart manęs nėra nei vienas žmogus. Nors čia paplūdimys yra va, kažkiek už minutės, už 2 minučių. Nelabai suprantu. Penktadienis. Aš kažkaip mėgstu išsirinkti valgymo vietas ten, kur nėra žmonių, nes aš kai vaikšto būna, matau daug žmonių, aš neinu. Einu ten, kur mažai žmonių, bet sako, reikia eiti kaip tik ten, kur yra žmonių, nes tai reiškia, ten gerai valgyti duoda. Aš pasirinkau kitaip kažkaip. Nors šiandien daugiau nelabai ko ir yra aplinkui, bent jau čia. Nu va, atsiskaityti kortelę negalima. Ir valgy. Nors valgys nieko gero. Mikrobanginiai pašildyta. Ir daug aliejaus bulvėse. Piniginės aš neturiu, mašinį palikta. Ten vietinių pinigų neturiu irgi. Turiu gal 5 eurus, man atrodo. Nežinau, ar užteks. Bankomatą čia, nežinau, kur rasti. Šitam kaime. Nėra piniginės. Nu, žiūrėsim, ką sakys. Nu ką galiu pasakyti, esu išsiblaškęs labai stipriai kažkodėl. Ėjau į mašiną pasiimti kortelės. Pasirodo, kortelę turėjau telefonę įsidėjęs į dėklą. Tada ėjau į bankomatą. Tada pasirodo, ta kortelė yra čia beveik tuščia. Tai dabar einu į kavinę. Prie interneto prisijungsiu biškį, persivesiu pinigų. Eisiu atgal. Tada vėl pareisiu atgal parnešiu. Tai dabar, ko aš labiausiai noriu po visų šitų nuotykių savo eiti įsimaudyti. Žiūrėkit, koks čia paplūdimys. Žmonių nėra visiškai, praktiškai. Nelabai suprantu. Penktadienis. Oras, pasaka. 2 čia 8 turbūt bus. 2:7 buvo, kai važiavau, mačiau mašinoj. Manau, ant saulės, dabar gal dar daugiau, nežinau. Bet žmonių nėra, gultų pilna. Kaip čia taip, nesuprantu. Na, einam, mane vanduo labiausiai domina. Čia kažkur būsiu į kaimą atvykęs, man atrodo. Ai, nu va čia jisai toks ilgas, tas paplūdimys, va. Ten gyvenvietė kažkokia. Aš iš ten atvažiavau, ten kita policija buvo. Ten gyvenvietė. Ten kalnai. Gal ten kažkur populiaresnis tas bičas. Man svarbiausia kažkur tašę pasidėti. Nežinau, čia šitie gultai mokami, nemokami. Bet pavyzdžiui, Tailande, kai aš eidavau į paplūdimį, tai tik koją įdedi į paplūdimį, iš karto privaro prie tavęs tenais. Gulk, ten mokama, bet ten keli eurai. Gulk iš karto ir ten eini į paplūdimį ir visi siūlo. Aš tiesiog atsistoju, žvalgaus tiesiai jo žiūriu į tos gultus. Kol kas niekas prie manęs nei čia žada prieiti, nei aš matau, kad čia kažkas vaikščiot. Čia gal tiesiog reikia atsigulti, atsisėsti ir tada jau jie prieis. Nes kažkaip labai nenorėčiau tikėti, kad čia nemokamai yra. Nu, labai netikėčiau. Nu, bet bandom gal. Murzinas belia kaip. Nu, gal pagal švarumą, tai gal ir niekas ir neprižiūri. Ai, jo, žiūrėk, čia išvartyti jie kažkaip. Nu, įdomu, šiltas vanduo bus ar šaltas. Nežinau. Ne pats šilčiausias gal. Nu, nėra pats šilčiausias, bet nėra ir šaltas. Kas labai rami jūra iš tikrųjų. Ir aš nežinau, kokie čia jūrai. Tai tas, kas žinot, kokia Albanijoje jūra yra, pakomentuokit, nes aš tikrai nežinau. Užsirašysiu aš į savo appsą, nes čia greičiausiai yra ta jūra, kurioje aš nesu buvęs.
Čia pakomentuokit, nes tikrai nežinau. Ašgi be plano atvažiavau čia. Na jo, ten tas paplūdimys va, jisai tęsiasi ilgas, jisai yra. Ten į tą pusę, ten į tą pusę. Bet neatrodo, kad ten žmonių būtų iš tikrųjų, netgi ten toliau žiūrint. Na ką? Po vandeninius, laivas neria po vandeniu. Jūs būsit mano akis. Neina išbūt po vandeniu, nes kelia į viršų. Žiauriai, žiauriai surus. Dar kas bandau. Jo, labai surus. Kaip pas mūsų Baltijos jūra. Gal dar suresnis? Žiauriai surus. Nu fainiai. Fainiai. Kokioje čia jūroje būsi įsimaudęs. Gera, gera. Dar kartą. 1, 2, 3. Jaunimo visiškai nėra, šiaip kiek žvalgausi. Žmonės daug vyresni. Tai tokia kaip sanatorija, čia sakyčiau, vyresniems žmonėms. Nėra jaunimo visiškai. Aš šiaip apskritai mažai žmonių, bet ir jaunimo mažai. Ne jaunimo, žmonių. Žmonių mažai, bet jaunimo visiškai nėra. Pagaliau, išsakiau. Nu ką, aš grįžau iš savo paplūdimio. Ir tai yra, kaip ir sakiau, paskutinis vakaras. Ir ką, manau, reikia apibendrinti savo kelionę. Ir tai, ką noriu pasakyti, tai, ką aš, sakykime, dalinuosi, ką aš patyriau ir patiriu, tai yra mano perspektyva ir tai, ką aš jaučiu, ką aš patiriu ir kas man patinka ir kas man nepatinka. Bet tau, kitam, tai gali būti ta patirtis visiškai kitaip pasirodyti atvykus į tą pačią Albaniją. Tai kai aš sakau, man pasirodė vienaip, man pasirodė tas, man pasirodė dar kažkas, tai yra mano patirtis. Bet kito žmogaus patirtis, ta pati patirtis gali pasijausti visiškai kitaip. Tai iš karto noriu tą pabrėžti. Ir, kas mane Albanijai, tarkim, maloniai nustebino. Tai oras, pavyzdžiui, tikrai nenuvylė. Visas dienas vaikščiojau, kaip ir dabar, su šortais ir su maikutė. Ryte atsikeldavau į sporto salę, eidavau su maikutė, su šortais. Tikrai nešalta. Visada šilta. Dabar yra turbūt 24 laipsniai. Dabar yra 8 valandas. Tai kiekvieną dieną buvo 26, 27, 30. Tai labai faina šitas dalykas. Kas man dar patiko, tai apsistojimo kainos. Kaip ir matėt pirmam video, apsistojimo kaina tikrai nebrangi. Gyvenu pačiam centre.
visiškai pačiam centre. Butas kiek? 60 gal kvadratų. Didelis. Nu, nėra, kad ten jau įspūdingas, bet tikrai už tokią kainą, tai ir pačiam centre super. Kas dar nustebino, tai jeigu matėt, pirmam video rodžiau Džimo kainas. Ir ten kainos yra skirtingas, dvi skirtingas. Tai viena kaina žemesnė moterims ir kita vyrui, didesnė kaina. Čia tikrai nustebino, sakyčiau. Jau seniai tokių dalykų nematęs, nelygybės tokios. Ir kainos, Džimų kainos, didelis iš tikrųjų. Tai aš už vieną sesiją, už dieną mokėdavau 10 eurų, ten 70 centų gal, o šiaip mėnesį vyrui kainuoja 100 eurų. Nu, Džimą matėt. Paprastas Džimas, nieko neįsiskiriantis. Tikrai nėra kažkoks, kad ten būtų gal kas, kur pateisinčiau tą kainą, tai tik tais, kad žmonių nėra daug ir viskas. Bet daugiau ten nematau, kur pateisinti tą kainą. Tai tas. Ir ką aš pastebėjau, tai nėra negatyvus kažkiek pastebėjimai, bet tiesiog tokie, sakykim, tai aš maisto kainas pastebėjau, bent jau kur aš prekinau šitam prekybos centre, kuris yra centre ir ten yra maisto prekių parduotuvė pačioj. Tai aš ten visą laiką prekinausi kiek 2-3 kartus. Tai labai brangios kainos maisto. Matėt pirmąjį video, už maisto tašę maišą sumokėjau 90 eurų, kur ten nėra realiai daug maisto. Ir aš 2 kartus prekinausi taip po 90 eurų sumokėjau ir dar 3 kartą prekinausi, ten mažiau sumokėjau. Nu, kas yra labai daug iš tikrųjų už maistą. Tai tas man nelabai, sakykim, patiko tokios kainos. Nu, Džimų kainos 100 eurų už mėnesį. Ir ten nėra kažkokios super duper paslaugos. Kitas dalykas, gatvės, centre bent jau, bet tai labai daug mašinų, bet šitas normalu, aišku, bet labai perdėtai čia pipina, reikia, nereikia, pipina. Ir aišku, ta vairavimo kultūra, nu jaučiasi biški tokia, kad nu jaučiasi tas toksai įžulumas vairavime, nu bet žinai, su to susigyventi galima tikrai. Ir paskutinis toks, kurį pastebėjau, tai nu sunku pereiti per perėją čia yra, taip reikia prie tos perėjos prieės taip gerokai prašyti, kad jie praleistų, nenori labai praleidinėti per tas perėjas, bet šitie tokie dalykai, kurie tikrai nėra, kad nebūtų galima gyventi, paprasti pastebėjimai iš mano kasdienybės. Dabar ar grįžčiau į Albaniją? Nu, aš nenoriu rekomenduoti, čia jums sakyti, jo, rekomenduoju, nerekomenduoju. Aš pagal savo patirtį gal pasakysiu taip, ar grįžčiau dar kartą? Dėl oro taip tikrai grįžčiau. Nu, dabar yra birželio mėnuo, birželio kas kelinta pradžia. Nu, taip oras super, per savaitę laiko vieną kartą lyja, bet ir tai, man atrodo, naktį, vakare gal. Ir tai trumpai labai. Tai grįžčiau dėl oro. Ar grįžčiau dėl kainų, maisto ir visa kita? Negrįžčiau ten, kur prekinausi. Bet galbūt tos kainos kažkur už miestą pavažiavus už centro būtų normalesnis. Aš turiu tokį įtarimą. Tai va, tai tokia mano savaitėlė Albanijoje. Ką, ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki kitų kartų.